Mano vardas Valerijus Nikolajevičius, 62 metai. Beveik 40 iš jų praleidau Jakutijoje, taigoje. Iš pradžių buvau medžiotojas, vėliau medžiotojas, užsiimantis verslu. Tarnybą palikau prieš 10 metų, tačiau įprotis keltis iki aušros ir tikrinti takus liko. Ypač žiemą, kai viskas aplinkui nutyla ir galima be skubėjimo pereiti pažįstamais maršrutais. Paskutinius metus gyvenu vienas. Namas medinis, trobas su krosnimi. Nuo kelio 2 dienos sniego motociklu. Ryšys tik radijo stotimi. Produktus perku kartą sezono metu. Likusius produktus gaunu. Žuvį, mėsą, grybus. Taiga maitina, jei jos nepiktinės. Kartais užsuku į senus korpusus, žiūriu, ar nesugriuvo stogas, ar kas nors neįlindo. Dauguma jau seniai apleisti, tik pelės ir pelėdos juos apgyvendina. Bet netuščia. Vis tiek mano. Šią žiemą nusprendžiau pereiti vieną seną žieminį kelią. Ta, ką žinojau nuo 90-ųjų. Tada dar lydėjau medžioklinių namelių patikrinimus. Nuo tos dienos ten niekas nevaikščiojo. Kelias neartimas. 3 dienos per negyvas vietas, kur anksčiau stovėjo laikini nameliai, sudaryti rankomis iš kedro. Tada jie buvo medžioklės ūkyje, dabar tik atmintyje ir senose užrašuose. Surinkti nebuvo lengva. Keletą savaičių brandinau idėją. Priežastis paprasta. Reikėjo patikrinti, ar veikia kamera ant srauto. Pakeliui kaip tik ėjo senas žieminis kelias. Pasiėmiau šautuvą, žemėlapį, porą sausų maisto paketų, termosą su arbata, degtukus dėžutėje nuo užkandžių. Miegojau nameliuose, kur buvo likę, kur ne, palapinėje. Oras buvo stabilus. Dieną apie 15, naktį iki 25 laipsnių. Sniegas sausas, traška. Pirmą dieną ėjau užtikrintai. Maršrutą žinojau iš atminties. Poilsį padariau prie srauto, kur anksčiau stovėjo žiemovė. Dabar iš jos liko tik rąstų kontūras sniege. Šalia gulėjo skardinė nuo krosnies. Pakraščiuose rūdys. Užsirašiau į bloknotą. Stovyklą sugriuvus reikia išardyti. Senų įpročių netaip lengva atsisakyti. Vakare įsikūriau palapinėje, užkūriau laužą, užvirinau arbatą, valgiau troškintą mėsą su sausainiais. Virš galvos negarso, net šakelių nesigirdėjo, tik malkus praksėjimas ir vėjo šnarėjimas kedro miške. Anksti užmigau, nuovargis pasijuto. Galvoje sukosi mintys, ar dar liko tas orliškas namelis? 98 metais jame nakvojau. Tada dar krosnis veikė. Ryte išvykau anksti. Sniegas pradėjo kristi, tačiau gylis dar leido eiti slidėmis. Praėjau porą kilometrų per vagą. Žemėlapyje nė vienos žymos. Viskas balta. Tik senas kryžiukas pastatytas prieš 30 metų. Žiemovė numeris 3. Norėjau patikrinti, kas iš jos liko. Nėra jokios garantijos, kad pasieksiu, bet norėjosi eiti. Antra diena prasidėjo be ypatingų staigmenų. Naktis praėjo ramiai. Temperatūra laikėsi maždaug 20 laipsnių. Krosnelę palapinėje kūriau 2 kartus. Prieš aušrą pradėjo kristi smulkus, sausas sniegas. Jis nesikaupė ant šakų, bet greitai uždengė pėdsakus,
todėl ėjau energingai, neprarandant ritmo. Slidės lengvai slydo, pusnys nesugriuvo, oras buvo tankus, su traškėjimu. Nuo 7 kilometro prasidėjo kilimas į perėją tarp meškos ir sausos srovės. Vieta negyva, iš tų, kurių net patyrę medžiotojai stengiasi išvengti. Vasara čia pelkė, žiemą sniego spąstai. Bet aš ėjau per žieminį kelią, seną taką, kur kiekviena duobė ir posūkis buvo įsirėžę į raumenų atmintį. Sustojau prie numestos kedro, permetėu apsiaustą per palapinę, užsidegiau cigaretę. Aplink tyla. Tik eglės šakos linguoja nuo vėjo gūsių. Apie 4 valandą, kai saulė pradėjo slinkti už kalvos, aptikau keistenybę. Žemumoje tarp 2 kedrų pajutau ore subtilų hario kvapą. Žinau šį kvapą. Ne iš laužo, ne dūmų nuo lapų. Toks kyla iš geros krosnies, kai kūrenama sausalapija. Šiltas, aštrus. Sulaikiau kvėpavimą, įdėmiai žiūrėjau pro rūką, prisiglaudusi prie šlaito. Ir tikrai, tarp kamienų, maždaug 100 metrų atstumu vos pastebima dūmų juostelė kilo vertikaliai. Sustojau. Iš pradžių pagalvojau, gal miško darbuotojai, bet šios vietovės neprižiūri. Čia nėra ryšio linijų, o artimiausias užkardas yra maždaug 30 km į šiaurę. Turistų iš karto neįtraukiau. Čia neįmanoma praeiti nei vasarą, nei žiemą be pasiruošimo. O palydoviniuose nuotraukose, kurias tikrinau prieš išvykimą, čia buvo tik negyvenama vietovė. Prisertinau atsargiai, neteidamas į viešą erdvę. Slides nusėmiau už 100 metrų, nuėjau aplinkui. Kraštovaizdis buvo pažįstamas, bet kažkas nesutapo. Prisimenu čia apleistą žiemos būstą su supuvusiu stogu. O dabar pro rūką išryškėjo trobelės siluetas. Lygių sienų, stogas su kaminu, net laiptai matėsi, nesugriuvę, neapleisti, o švieži. Prisiglaudžiau prie medžio, išsitraukiau žiūronus. Trobelė stovėjo duobėje, tvirtai prispausta prie šlaito. Stogas padengtas ruberoidu, bet rastas šviežias, be pilkumo ženklų. Kaminas metalinis, dūmai kyla tiesiai. Prie laiptų kibiras ant kabliuko, kaip anksčiau darydavo. Atrodo viskas paprasta, bet kodėl čia žemėlapiuose nieko nėra? Net archyvinėje ataskaitoje už 78 metus šio objekto nėra. Pirmiausia, užsirašiau koordinates navigacijoje, tada dar kartą apžiūrėjau aplink. Aplink tylu. Nėra pėdsakų, nė garso, tik vos pastebimas garas iš kamino. Vėjas pučia mano kryptimi, vadinasi, kvapas neapsirinka. Nebuvo abejonių. Trobelėje šiuo metu kūrenama. Norėjosi atsitraukti. Buvo keistas jausmas, lyg kas nors žinojo, kad aš pasirodysiu ir vis tiek pasiruošė. Neatsitiktinai lyg laukė, bet ne šiandien. Taip nutinka taigoje. Kartais jauti, kad esi svetimas, net jei vietą pažįsti nuo vaikystės. Atsitraukiau už kedro, sėdėjau šešėlyje, daviau savo laiko pagalvoti. Liko 2 valandos iki tamsoje. Iki artimiausios žymos žemėlapyje buvo maždaug 6 kilometrai be garantijos, kad ten išliko žiemos būstas. Nusprendžiau priartėti. Norėjau tiesiog pasisveikinti, pažiūrėti į akis. Jei jie čia gyvena, vadinasi, žino, kad svetimų neturėtų būti. Priėjau iš pietų pusės, stengdamasis nesukelti triukšmo. Sniegas buvo lygiai sukritęs, pėdsakai gili.
Ant trobelės slenksčio durys buvo pravertos. Iš vidaus sklido šiltas oras, kvepėjo bulvėmis ir eglėmis. Durys sukirčiavo, kai prisilietėjau prie jų ranką. Skambesys nebuvo garsus, bet aštrus, kaip senose sandėliuose. Pažįstamas garsas, nepadirbtas. Viduje trobelėje buvo šilta, lyg šeimininkas ką tik įmetė rąstą. Kampuose gulėjo džiovinto kadagio vainikai, ant palangės stiklainis su druska ir gabalas brezentų po indams. Žengiau į vidų, neskubėdamas. Grindys iš seno medžio, bet be girgždesio, gerai priderintos. Visas atrodė padaryta neseniai, bet tarsi atsižvelgiant į stilių, tašytas rąstas, seni rankenėlės ant spintelės. Langų stiklas su burbuliukais. Tokius darė 60-aisiais. Rusiška krosnis sudėta iš šamotų. Ant kamino karštis, kaip pirtyje. Ant viryklės puode burbuliavo sriuba. Makaronai, bulvės, šiek tiek svogūnų. Viskas paprasta, kaip medžiotojų. Ant stalo stovėjo metalinė puodelis su emaliu, šiek tiek nukandžiota krašte. Šalia buvo peilis, duona, druska. Atrodė, kad kas nors išėjo dėl reikalo ir turėtų sugrįžti kiekvieną akimirką. Bet ant slenkščio nebuvo pėdsakų. Sniegas švarus, net paukščiai nesėdėjo. Tokie dalykai neįvyksta. Net jei žmogus išėjo neseniai, liktų trupiniai, pelenų dėmės, nuskustas žievė prie išėjimo. Bet čia nieko. Nusiėmiau pirštines, prisėdau ant suolo prie sienos. Ant atlošo gulėjo, kas 1,5 valandos aš prabudau ir klausiau. Atrodė, kad toli girgžda sniegas, lengvas šnarėjimas, tarsi kas nors praėjo pro šalį ir dingo. Bet kiekvieną kartą, kai išeidavau su priekinio žibinto šviesa, aplink buvo tuštuma. Ryte patraukiau takeliu atgal. Norėjau įsitikinti, kad sodyba man nepasivaidens. Buvo svarbu pačiam savo įrodyti, kad nepradedu prarasti orientyrų. Priartėjau arčiau vidurdienio. Dūmas iš kamino kėlėsi tiesiai. Ant pusnių nauji pėdsakai. Kas nors išėjo malkų, grįžo. Kibiras ant kabliuko buvo pilnas, viduje vėl kvepėjo sriuba. Šį kartą durys buvo plačiai atidarytos. Pasibeldžiau į durų staktą. Ar galima? Eik jau, išgirdau pažįstamą balsą. Anna Iljanina, taip jį prisistatė, pasakė paprastai, tarsi būtume pažinoję vienas kitą ilgai. Amžių nustatyti buvo sunku. Iš arti ji atrodė jaunesnė nei prieš tai. Arba tiesiog aš vakar jos neapžiūrėjau. Vėl dėvėjo striukę, vilnas, plaukus po skare, rankas su nudegimais, tokius gauna nuo krosnies. Bet ji laikė puodelį tvirtai, be drebėjimo. Vakarienė vakar, šiandien. Bulvės, grybus rado sandėliuose. Dar gali pabandyti. Aš atsisakiau. Ji tyliai pilte pilė sau, sėdo priešais. Jūsų sodyba dabar mano. Anksčiau tai nebuvo svarbu. Išsitraukiau seną žemėlapį, dar iš 80-ųjų, parodžiau vietą, kur mes dabar. Ten tuštuma. Nėra jokių žymių, jokių statinių pėdsakų. O čia? Paklausiau. Pagal dokumentus balta dėmė. Ji nenustebo, paėmė žemėlapį, ištyrinėjo, pasuko į šviesą. Na ir kas? Daugelyje žemėlapių aš nesu. Kodėl? Atsakė ne iš karto.
padėjo puodelį, nusibraukė pirštus, nes tada žemėlapius darė viršininkams, o aš ne jiems. Jos frazės buvo trumpos, be paaiškinimų. Šiauriniai pabaigos, tenykštis, senas. Taip reikia. Žodžiuose nebuvo jokių emocijų, nei džiaugsmo, nei baimės, nei nuostabos, kad aš atėjau, tarsi tai turėjo įvykti. Ant sienos senas portfelis ant kabliuko, iš dirbtinės odos, sovietinis su žalvariniu užraktu. Ant dangčio nuvalytas emblema, plaktukas ir kompasas. Geologinė atranka, patikslinau, nors jį vakar pati apie tai pasakė. Ji linktelėjo. 78. Šiaurinė partija. Šurfas, paskui poslinkis, o tada likau viena. Jaučiau, kad kažkas čia nesutampa. Per gerai jį įsitaisė. Nėra baimės, nė poreikio bendrauti, tik lygus buitinis gyvenimas ir tylus buvimas šalia. Tarsi tai būtų jos žemė, o aš tiesiog praeivis. Atsisveikinimui ji man davė gabalėlį duonos ir suvyniojo į skarą. Pasakė, eik toliau, čia nėra ką skaičiuoti. Viskas jau suskaičiuota. Išeidamas per slenkstį, apsisukau. Ji uždarė duris, nešnibždama, neuzrakindama, tiesiog uždengė, tarsi tai būtų amžinai. Grįždamas takeliu, šaltis pervėrė po. Bet nei viename žemėlapyje, nei viename ataskaitoje šio vietos nebuvo. Korodone pirmiausia įjungiau seną nešiojamąjį kompiuterį. Čia internetas nepasiekiamas, bet yra žemėlapių duomenų bazė, atnaujinama per palydovą kas kelis mėnesius. Nuotraukos daugiausia apie orą, bet kažką buvo galima pažiūrėti. Įėjau į archyvą, palyginau taško koordinates su paskutinėmis nuotraukomis iš gruodžio. Nuotraukoje įprasta duobė lygi, be pastatų, nei šešėlio, nei dūmų, nei vasarą, nei rudenį. Radau spintoje aplanką su iškarpomis, senas topografinius lapus, žiemos kelių ataskaitas iš 80-ųjų. Ten buvo ir ataskaitos su aktų apžiūrėjimu Korodonu. Lapelis iš 1986 metų. Žiemos kelias pažymėtas. Jo rajone pažymėtos 3 laikinosios gyvenamosios vietos, bet pagal kilometrus jos nesutapo. Ten, kur stovėjo Anoslinšnos trobelė, tiesiog tarpas, neužpildytas kvadratas. Jokių užrašų, net kaip stovėjimo vieta. Paskambinau į miškų tarnybą. Tarnybinė radijo ryšys veikė su trukdžiais, bet pavyko pasikalbėti su Vasiliu Tichonovičiumi, vyresniuoju inžinieriumi. Jis čia dirbo dar 90-aisiais. Paklausiau apie seną trobelę duobėje tarp sauso ir meškinio šaltinių. Ten visada buvo tylu, pasakė jis. Žiemos kelias ėjo kairiau per šlaitą, o patiesie žemumose tik pelkės ir purvas. Ten net žvėrys retai vaikšto. Kas? Užkliuvai už ko? Statinys panašus į naują, bet senovinį, skęsta. Yra gyvybės ženklų. Jis patylėjo, tada tyliai pasakė, Valerijau Nikolajevičiau, patikrink, gal tai senų miško išteklių likučiai. Nors viskas keista. Toje kvadrato dalyje net geologai nevaikščiojo. Tai vieta visada buvo balta. Ne tik ant žemėlapių ataskaitose jos niekada nebuvo. Leidimų ten nebuvo. Aš pats tada rūpinausi dokumentų tvarkymu. Kodėl taip buvo parašyta? Riboto prieinamumo zona. Bet sėjanį leidimo neaplankyti.
Niekas nežinojo, kas ten, ir niekas nesiveržė. Tik kartą 1981 atskrido sraigtasparnių grupė iš Jenisėjaus valdybos. Po to tyla. Aš padėkojau. Atsijungiau. Užsirašiau koordinates, padariau žemėlapio kopiją su žyma nepatikrinta, sėdau, užviriau arbatos, atidariau žurnalą, pradėjau trumpai rašyti pagal datas su faktais. Maršrutas, vizualiniai stebėjimai, pastato aprašymas, moters buvimas, objekto nebuvimas žemėlapiuose. Ataskaita be emocijų, kaip mokė. Bet viduje viskas nesutapo. Jei trobelė egzistuoja, kas ir kodėl ją pastatė? Kodėl taip, kad ji atrodytų sena, bet būtų nauja? Kodėl nėra pėdsakų palydovuose, o netoliese viskas atrodo kaip muziejaus maketas, bet su karštu sriuba? Nusprendžiau, reikia išsiaiškinti. Po dienos produktų siuntimas iš Korodono, taigi savaitė iki kito išėjimo. Naudosiu ją, kad surinkčiau daugiau informacijos. Paskambinsiu Egorui, radistui, su kuriuo 90-aisiais lydėjome geologus. Jis dirbo su įrašais, tikrai kažką atsimena. Ir vis tiek, kol rašiau, žvilgsnis slydo po žemėlapiu. Ir tikrai, toje vietoje vėl balta dėmė. Be koordinatų, be reljefo. Tiesiog tuštuma, tarsi ir taiga ten kita. Egoras Egorovičius buvo iš tų žmonių, kurių visa gyvenimas pagal valandas. 90-aisiais jis vadovavo ryšiams geologinių tyrimų grupėje. Tada ir susipažinome. Mano sąrašas juos nuo žieminės iki šiaurinio taško prie Murdeko upės. Jis ėjo paskutinis su E105 dėžute už nugaros, su šalmu ir geležine disciplina. Ryšys išlaikė net pūgos metu. Po kontoros iširimo išvyko į pensiją į Nizhnianską. Kartais rašėme vienas kitam per radio tinklą. Jo kvietimo ženklas buvo senasis Limanas 11. Aš susisiekiau arčiau vakaro, kai signalas stabilizavosi. Išėjau iš korpuso į lauką, kad metalas stogo netrukdytų. Išstačiau anteną, pagavau jo dažnį. Limanas 11. Priėmimas. Tai taiga 7. Kviesiu policijai. Atsakykite, kaip girdite. Tyla tęsėsi 20 sekundžių, paskui. Spragtelėjimas, trukdžiai ir pažįstamas balsas. Girdžiu gerai. Ką pas tave, Valerijau? Aš trumpai paaiškinau. Radau trobelę į Dubime. Žemėlapiuose tuščia. Atrodo, kad pastatyta. Neseniai, bet stilizuota pagal senovę. Viduje moteris prisistatė Anna Ilynovna. Buvo puodelis su užrašu geologinė ekspedicija 78. Kitoje pusėje buvo tylu. Spragtelėjimas. Jis išjungė triukšmo slopintuvą, tai reiškia, susižino rimtai. Anna Ilynovna tai tikrai jį pasakė. Nepainiojau. Aiškiai paminėjo. Sako, kad šiaurėje, bet aiškiai. Amžius 60 metų arba šiek tiek daugiau. Sriuba virė. Viskas kaip senos žiemovietės. Klausyk atidžiai. 1018 metais turėjome laikiną bazės partiją. Dirbome pietuose, bet vieną išvežimą padarėme į tą tašką. Tuo metu buvo užfiksuota anomalija. Seismika, šilumos srautas, foninė radiacija šokinėjo.
Išsiuntėme grupę 10 žmonių. Daugiausia vyrai. Moterų nebuvo nei pagal dokumentus, nei palydovėse. Ir kas? Po 4 dienų ryšys dingo. Juos visus paėmė sraigtasparniu, išskyrus vieną techniką. Oficialiai atsiliko nuo grupės, nerado. Po to rajonas buvo uždarytas. Iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos jis leidimų dokumentuose žymėjosi kaip specialaus kontrolės zona. Tada tuštuma. Archyvai buvo išvežti į Novosibirską. O techniko vardas ar nuotrauka? Buvo vienas pranešimas. Ten mirgėjo pavardė Ilyin. Bet Ilyinovna tai arba sutapimas, arba vėl spragtelėjimas, trukdžiai. Jis išėjo į sekundę iš eterio, paskui grįžo jau tyliau. Buvo viena legenda. 92 aš gavau paketą iššifravimui. Tekstas keistas, objektas stabilus, aptarnaujamas, kontaktas minimalus, be parašų, tik koordinatės tavo. Tada pagalvojau, kad tai klaida. Dabar nesu tikras. Norėjau dar užduoti klausimą, bet signalas staiga pradėjo slopti. Spragtelėjimas ir tyla. Po minutės pakartojau kvietimą. 3 kartus be atsakymo. Sulankiau anteną, užsirašiau viską žodžiu į užrašų knygutę, sėdėjau prie krosnies. Galva ūžė. Jei toje vietovėje tikrai buvo ekspedicija ir jei kas nors liko, kas dabar ta moteris? Kodėl ji ten? Kas ją aprūpina? Ir kodėl oficialiai apie ją? Nėra nė eilutės. Kažkas čia nesiderino. Per daug švaru, per daug apgalvota. Arba tai kažkieno palaikomas objektas, arba tai atmintis priėmusi formą. Bet kuriuo atveju atgal kelio nebuvo. Žinojau, kad vėl eisiu ten. Oro sąlygos greitai pablogėjo. Iš pradžių vėjas sustiprėjo, pradėjo pakelti smulkų sausą sniegą iš atvirų plotų, uždengdama takus. Priešpiet į dangų pasidarė tamsu, prasidėjo stipri pūga, bet maršrutas buvo nuspręstas. Sėdėti korpuse nebuvo galimybės. Reikėjo įsitikinti, ar liko trobelė, ar yra pėdsakų, kas per šias dienas pasikeitė. Greitai susiruošiau. Termo apranga. Žengiau be sustojimų, tiesiai per loką, aplenkdamas medžioklės bokštą. Norėjau ten patekti iki vidurdienio, kol šviesa nepradėjo nykti į pilkumą ir miglą, kaip dažnai būna žiemą. Priartėjęs prie Lažbino, iš karto supratau, kad kažkas ne taip. Vietoje, kur dar prieš dieną stovėjo trobelė, dabar buvo lygiai juoda dėmė. Išdegintas žemės plotas vos pakilęs. Sniegas aplink buvo atšilęs, dirvožemis buvo pilkas, vietomis dar drėgnas. Pelenai smilkė. Nė vienos lentos, nė likučio krosnies, nė stogo, nieko, tarsi jos ir nebuvo, tarsi aš išsigalvojau viską, ką mačiau. Bet kvapas buvo tikras. Šiltas suodžių kvapas, sumaišytas su žeme ir pelenais. Aš nuėjau palei dėmės kraštą. Centre buvo lygi aikštelė, kvadratinė, šiek tiek didesnė nei 10 metrų kiekvienoje pusėje. 4 kampuose 4 įdubos. Tokios lieka, jei stovėjo atramos ar sijai. Dirvožemis po jomis buvo įspaustas, tvirtas. Vienoje iš jų kyšojo vinis, sena kariuomeninė, su galvute po plaktuku. Taip įkalinėjo 7-ajame dešimtmetyje. Ištraukti nepavyko, laikėsi tvirtai.
Apėjau perimetrą. Nėra jokių pėdsakų. Sniegas aplink lygus. Nebuvo nei tempiama, nei išnešama. Tik viena linija, vedanti į šiaurės vakarus. Plonas pėdsakas nuo vikšro, šiek tiek įspaustas į sniegą, matyt, praėjo sunkus sniego motociklas. Netoli posūkio pastebėjau pėdsaką nuo atramos, kai krovinys iškraunamas arba statomas ant atramos. Ten pat buvo sintetinio maišelio gabalas su žymėjimu fontas 79 INF numeris 3112. Nufotografavau viską bloknote ir padariau schemą. Išmatavimai, pėdsakų gylis, kryptys. Tapau aišku, kad kažkas viską išvežė per vieną naktį. Visiškai išardė, sudegino tai, ką nepaėmė. Į klausimą, kodėl? Kodėl tiesiog nepaliko? Kodėl išdegino? Atsitraukiau 100 metrų, sėdau ant rąsto, geriau arbatą iš termos. Galva buvo kaip spaudimo gniaužtuose. Negalėjau suprasti, kam to reikia ir kas tai buvo už trobelę, jei ją taip greitai ir taip kruopščiai pašalino. Kas viduje buvo taip svarbu, kad reikėjo išvalyti net vamzdį. Grįžęs dar kartą apžiūrėjau vietą. Ant suodinės žemės radau suktos varžto dalį, varinę su izoliacijos likučiais. Atrodo, tai buvo iš seno kariuomeninio šildytuvo ar prietaiso. Šalia blizgantis stiklo fragmentas apvalios formos su burbuliukais. Tokį stiklą dėdavo tik laikinuose apgyvendinimo objektuose, dažnai laboratorijose. Užsirašiau viską žurnale, nufotografavau, paėmiau koordinates iš navigatoriaus. Visam atvejui pažymėjau vietą žemėlapyje, užsirašiau atskirai ant lapo. Objektas numeris 1. Būklė sunaikinta. Išvežimo pėdsakai dirbo greitai. Pelenų vieta kontroliuojama. Prieš išvykdamas dar šiek tiek pastovėjau. Tylėjau. Sniegas krito lygiai, be vėjo. Ore buvo garės kvapas. Išvykau su jausmu, kad mačiau ne tik pėdsakus, bet kažkieno darbą. Greita, aišku, be nereikalingų judesių. Taip neslepia neteisėtos medžioklės, taip slepia įrangos pėdsakus. Bet pagrindinio atsakymo neturėjau. Kas buvo ta trobelė ir kas buvo Anna Iljanišna? Grįžęs į pasienį keletą dienų praleidau be išėjimo, ne iš baimės, greičiau iš pergalvojimo. Žurnalą papildžiau sausa informacija, atidariau senus archyvus, prisiminiau vieną epizodą, kuris iki tol atrodė man nereikšmingas, beveik buitinis. Tai vyko 97 metų pavasarį. Tuomet aš pagal paskyrimą lydėjau grupę geofizikų nuo instituto iki stebėjimo taško šiaurės vakarų kryptimi. Tuo metu man ta vietovė atrodė nieko ypatinga, tiesiog eilinis išvykimas. Grupėje buvo 5 žmonės, 2 technikai, radistas, grupės vadovas ir jaunas laborantas. Aš buvau atsakingas už transportą ir maršrutą, vedžiau juos nuo laikino būsto iki šurfo, kur buvo planuojami matavimai. Ta dieną mes netyčia radome seną žemės urvą. Jis nebuvo pažymėtas schemoje, bet atrodė tvarkingai. Medinės sienos, apdegęs įėjimas, lentelė su nusidėvėjusiu užrašu, vos įskaitomų ir taškas į lynį. Mes tuomet nusprendėme, kad tai senas geologas ir nesuteikėme tam svarbos. Bet viduje radome metalinį, sunkų dėklą. Pirmiausia pagalvojame, kad ten gali būti įrankiai, bet kai atidarėme, ten buvo dokumentai, lentelės, žemėlapiai, schemos.
O svarbiausia, kažkoks protokolas su antspaudu, tarnybinis naudojimas. Aš prisiminiau tik kelis fragmentus, nukrypimas pagal ašį, fonas virš leistino, antrinis židinys. Ten buvo ir pavardė Iljaničius. Tuomet nesukau galvos dėl to, bet dabar, praėjus valandai po radinio, mus perėmė sraigtasparnis. Jis atskrido be išankstinio kvietimo. Atvyko du vyrai civiliais drabužiais, bet su tarnybiniais dokumentais. Parodė nurodymą, paėmė dėklą, užsirašė visų, kurie matė turinį, vardus. Paprašė mūsų tylėti, o po savaitės visą grupę perkėlė į kitą rajoną be paaiškinimų. Tuo metu aš tai priskyriau įprastai biurokratijai. Tais metais taip nutikdavo. Bet dabar, praėjus daugiau nei 30 metų, supratau, kad mus tada tiesiog pašalino, toliau informaciją uždarė, o svarbiausia pavardė buvo Iljaničius. Atsitiktinumas ar Anna Iljanična yra tos istorijos atgarsis. Išsirašiau senose sąsiuviniuose, radau schemą, kurią dariau tuo pačiu metu. Ten ant lapo krašto buvo koordinatės. Patikrinau, taškas sutapo su rajonu, kur dabar pelenai. Galbūt ne metrais, bet per 150 metrų spindulį. Išeina, kad 80-aisiais šioje vietoje jau buvo objektai ir kažkas ar kažkas buvo taip svarbu, kad jį išvalė. Mano galvoje pradėjo formuotis sodyba, moteris, dokumentai, valymas. Klausimų daugėjo, bet jau buvo aišku, kad viskas susiję ir neatsitiktinai aš ten patekau. Kažkas norėjo, kad aš tai pamatyčiau arba neužmirščiau. Išsitraukiau bloknotą, užsirašiau. Iljaničius. Pavardė iš 80. Dėklai, dokumentai, valymas. Atsitiktinumas neįmanomas. Patikrinti pagal geofiziką. Žemiau koordinatės, datos, vardai. Atsargiai padariau puslapio kopiją, suvyniojau į polietileną, padėjau po lentomis toje vietoje, kur visada laikau dokumentus. Pajutau, kad tai tik pradžia. Ruošiausi be jokio triukšmo. Kuprinėje tik būtini daiktai – žemėlapis, navigatorius, žiūronai, šilta apranga, maisto atsargos 2 dienoms, senas kompasas, atsarginės baterijos, fotoaparatas, bloknotas, peilis, šautuvas ir šaudmenys. Išėjau anksti prieš saulėtekį. Sniegas traškėjo po slidėmis, bet vėjas buvo mano pusėje, lengvas, iš šiaurės. Tai reiškia, kad viską, kas priešais, jausiu anksčiau nei išgirstu. Eikiau takeliu per seną maumedžių mišką, iki vidurdienio pasiekiau stebėjimo tašką. Bokštas dar laikėsi, nors buvo apšalęs. Užlipau ant skuekį laiptų, ilgai žiūrėjau į pelenų vietą. Vieta buvo švari, nei dūmų, nei pėdsakų. Bet per teleskopą pastebėjau keistumą. Ant šlaito į pietus nuo aikštelės sniegas buvo išminkytas, tarsi kas nors neseniai praėjo. 2 aiškios linijos kaip nuo pėdsakų, bet platesnės. Nusprendžiau apeiti. Sniegas po kojomis jau nebuvo toks kaip anksčiau, šiurkštus, tarsi kas nors praėjo čia, o paskui vėjas viską užpustė, bet ne iki galo. Per 300 metrų pamačiau pėdsaką. Tai ne gyvūno pėdsakas ir neįprastas. Protektorius aiškus, kariniai batai. Kulnas platus, pirštas su stiprinimu. Šiuolaikiniai kariški batai ne mažesnio nei 45 dydžio. Žingsnis lygus, nukreiptas į rytus palei upelį. Eiti toliau buvo rizikinga, bet sustoti dar blogiau. Per 100 metrų išgirdau traškėjimą. Ne mano,
nei gyvūnų. Žingsniai. Greitai prisėdau. Užuovėjoje pasislėpiau. Žingsniai artėjo ritmiški, sunkus. Tada sustojimas, tyla, pauzė ir vėl lėtai tolsta be skubėjimo. Aš neišlindau, palaukiau tylos. Po minutės išėjau ant pėdsako, vedančio link scenos aikštelės, neišėjau iš karto, grįžau į bokštą, sėdėjau, išsitraukiau stabdį. Radijas normalus, bet kai įjungiau pagrindinį kanalą, išgirdau galios triukšmą. Tada tarsi kažkas kvėpavimas. Ne balsas, ne variklio garsas, būtent sunkus kvėpavimas, tarsi per respiratorių. Išjungiau, patikrinau švarumą, tuščia. Pagalvojau, kad technika šėlsta. Bet tuo pačiu momentu navigatoriaus ekrane dingo maršruto takelis. Paprasčiausiai dingo. Likusi starto taškas ir viskas. Bandžiau paleisti iš naujo be rezultatų. Nusiėmiau pirštinę, išsitraukiau bloknotą, užsirašiau. Radijas, trukdžiai, navigatorius, gedimas, stebėjimas, pėdsakas, žingsniai, tolimas. Kas nors dirba šalia. Tada koordinatės, kryptis, žymėjimas, neprisertinti be stebėjimo. Anksti tamsu. Nusileidau nuo bokšto, nuėjau į seną sargybą. Rąstai seniai supuvo, durys laikėsi ant vieno vinies. Uždegiau krosnį, užviriau arbatą. Viduje tyla. Bet jausmas buvo tvirtas. Už manęs kas nors eina. Ne tik žiūri, eina pėdsaku. Naktį prabudau 3 kartus. Vieną kartą tikrai išgirdau, kaip kas nors praėjo per verandą. Lėtai, su pertraukomis. Išėjau su šautuvu. Niekas. Tik pėdsakų daugiau nei buvo dieną. Vienas senas mano, kitas šviežias ir trečias nebaigtas, tarsi kas nors ėjo nelietuvent. Žurnale užsirašiau, kas nors šalia nesusisiekia, bet fiksuoja mano veiksmus. Galbūt stebėjimas kontroliavimo tikslais. Pavojus nepasireiškė. Auštant susiruošiau. Išėjau anksčiau, nei planavau. Ne todėl, kad išsigandau, o todėl, kad jaučiau, kad nuo šiol viskas vyks pagal kitą scenarijų. Sargybos namelyje, kur apsistojau nakčiai, iš vakaro įkūriau krosnį. Medžio buvo šiek tiek, bet šiluma laikėsi. Sienos praksėjo, kampe pūtė, bet apskritai buvo galima miegoti, tik miegas nėjo. Atrodė, oras viduje spaudžia. Neslopina. Būtent slegia. Kaip būna vietose, kur neseniai kas nors ilgai stovėjo tylėdamas, stebėdamas. Užrakino duris ant užrakto, padėjo šautuvą ant kojų, radiją įjungė, triukšmas, vos įskaitomi spragtelėjimai, tarsi kas nors perjunginėja dažnius. 4. kanale foninis burbuliavimas. Panašu į tai, kas būna šalia dirbančio transformatoriaus. Tik transformatorių čia nebuvo. Iš viso nieko nebuvo. Bloknote užsirašiau viską, ką prisiminiau apie namelį, apie moterį. Nupiešiau apytikslę interjero schemą. Užrašai, puodas, puodelis, emalė. Audinys, šiurkštus, rankų siuvimas. Atskirai vardas, Anna Ilinišna. Žemiau data, koordinatės, įėjimo kryptis, kvapų sudėtis. Vėliau pridėjau, būklė trobelės šilta, objektas neįtrauktas į žemėlapius. Fiziškai patvirtinta, vėliau sunaikinta. Paskutinėje užrašų knygos pusėje padariau atskirą įrašą.
Jei nesusisieksiu, perduoti duomenis Egorui arba per kanalą 7O56. Viską, ką žinau, čia. Kai išjungiau galvos žibintą, tamsoje liko tik krosnis, bet ji taip pat pasirodė nesaugi. Pro skilinėjimą medienos girdėjosi garsai. Pirmiausia kaip lašai, vėliau tarsi kažkas per sieną pravirto ranka. Lėtai, su pastangomis. Išjungiau žibintą iki maksimumo. Nieko, pėdsakų prie laiptų nepridėjo. Įėjau, atsisėdau prie krosnies, nemėginau užmigti, tiesiog laukiau. Kažkuriuo metu pradėjo miegoti, bet vietoj sapno, tarsi moteriškas balsas, bet duslus. Neik į žemumą. Ir tarsi ne balsas, o mintis atėjusi be žodžių. Staiga pabudau. Laikrodis rodė 3:15. Krosnis užgeso, kambaryje buvo šalta. Radijas vėl šlamėjo. Priėmiau sprendimą nesitikėti šviesos. Surinkau daiktus, išėjau. Ant laiptų gulėjo lapas popieriaus. Be žodžių, tik kvadratas su taškais ir rodykle. Kryptis – pietvakariai. Popierius drėgnas, bet nesusigėręs. Tokį armijos popierių naudojo dokumentacijoje iki 90, iš kur jis atsirado. Pakėliau, įsidėjau į kišenę, išėjau greitų žingsnių, beveik nesidairydamas. Iš už nugaros nebuvo jokio triukšmo, nei vėjo, tik šešėlis, kuris atrodė ėjo šalia, bet šiek tiek šone. Iki vidurdienio ėjau tyliai, užrašų nedariau. Ne todėl, kad neturėjau ką pasakyti, bet todėl, kad viskas, kas būtina, jau buvo užrašyta naktį. Iki vidurdienio pasiekiau seną medžiotojų stovyklą, kuri nebuvo naudojama mažiausiai 15 metų. Čia kadaise buvo laikinas bazinis punktas. Keli trobelės, pirtis, pastogės. Dabar liko tik apdegę kuolai ir viena pasvirusi trobelė be stogo. Planuoju pailsėti prie srauto ir patikrinti kryptį, bet pastebėjau pėdsakus. Nešvieži, bet aiškus, 2 grandinės. Viena iš armijos batų, didelių, užtikrintų, kita minkštesnė, tarsi batai. Abi vedė į pelenų vietą. Aš patikrinau navigatorių. Taškai sutapo su ta vieta, kur anksčiau buvo trobelė. Nusprendžiau eiti pėdsaku. Po 400 metrų pamačiau stovyklą. Tiesiai vidury miško į įdubą. Armijos palapinė, kamufliažas, ištempta po tinklu. Šalia 3 plastikiniai indai, akivaizdžiai armijos pavyzdžio. Sudėtis: vienas sausas dėžė, vienas su elektroįrangos žymėjimu, trečias tuščias be ženklų. Šalia laužavietė, prispausta žemė. Aš nepriartėjau tyliai, priėjau atvirai, su šautuvu ant pečių, rankos matomos. Iš palapinės išėjo žmogus, vyras apie 40 metų, juodais drabužiais, be identifikacinių ženklų. Tik ant rankovės stačiakampis ženklelis, bet be užrašų. Antras žmogus su kapuce laikė planšetę, filmavo kažką iš įrangos. Pamatęs mane, abu sustingo. Pirmasis prabilo. Ramiai, be įtampos. Išeiti už maršruto ribų, drauge. Rajonas ribotas. Kokia linija einate? Laisvas maršrutas. Senas žiemos kelias. Jokio pranešimo apie ribojimus nebuvo. Tai laikinas plotas. Būti čia nerekomenduojama. Nuožmiai linktelėjau į stovyklą. Lauko darbai. Apžiūra. Geologija.
Aš pažvelgiau į dėžes. Su tokia įranga geologija nedaro. Tai optika. Galbūt šiluminė vaizdo aparatūra. Jis neatsakė, tiesiog priėjo arčiau, padėjo man ranką ant peties. Neryškiai, bet jaučiamai. Išeikite. Į šią vietą daugiau nebegrįšite. Tai neįspėjimas, tai prašymas. Pauzė, sekundė. Aš linktelėjau, apsisukau, ėjau lėtai. Jie nesekė. Radijas tylėjo. Iš paskos žingsnių nesigirdėjo. Kai nuėjau kilometrą, nusisukau nuo tako, sustojau už eglės. Per žiūronus palapinė jau buvo susuktas. Žmonių nematyti. Vietoje liko tik išmindžioti pėdsakai ir vikšro pėdsakas, einantis į šiaurę. Žurnale parašiau, kontaktas patvirtintas. Nei kariškiai, nei civiliams žino apie stebėjimą, kontroliuoja. Panašu, kad namelis buvo demontuotas, priežastys neatskleidžiamos, patariama nebegrįžti. Bet aš jau supratau, tai ne tik patarimas. Tai riba, ir aš ją peržengiau. Grįžęs į pasienio postą, pirmiausia susisiekiau su Egoru. Iki to laiko jis įspėjo, kad istorija sudėtinga ir patarė būti atsargiam. Dabar turėjau faktus, kurių negalėjo būti. Žmonės vietoje, įranga, dingęs namelis, tiesioginis kontaktas. Reikėjo palyginti detalės. Kodo ženklas Liman 11. Dažni 7A56. Iš pradžių įprastas triukšmas, tada spragtelėjimas. Jis atsakė kaip visada ramiai. Liman 11 priima. Valerijau, tu? Aš? Kontaktas buvo. Namelis dingo. Žmonių yra dirba, ne kariškiai. Įrankiai, optika, galbūt geofizika. Pasakė, išeik. Prašymas, ne grėsmė. Moteris Iljanična buvo paminėta. Patvirtinimas yra. Ką daryti toliau? Tuo galinės pusės eteryje tylu. Keletą sekundžių, tada trumpas įkvėpimas, tarsi jis ruošiasi ką nors pasakyti. Ir staiga balsas staiga pasikeitė, tapo sausas, svetimas. Nutraukite perdavimą. Neikite į ryšį. Kartoju, neikite į ryšį. Per liniją Iljanič. Perdavimas nutrūko. Spragtelėjimas, triukšmas. Bandžiau vėl susisiekti be atsako. 10 minučių ieškojau per dažnius, tada išėjau į rezervinį kanalą. Tuščia. Net fonas 0. Tarsi kanalas buvo užblokuotas. Palikau imtuvą įjungtą. Po valandos nei vieno signalo. Žurnale užsirašiau, ryšys su Egoru nutrūko momentu, kai buvo paminėtas objektas. Iki to patvirtinimo faktų, nutraukimas buvo tyčinis ar techninis, įtarimas dėl kišimosi. Kitą dieną nuvažiavau į rajono centrą, susisiekiau su valdymo dispečeriu, paprašiau sujungti su radijo stotimi Nizhnejansku. Atsakymas buvo trumpas. Toks darbuotojas daugiau nebeįtrauktas. Atleistas dėl sveikatos būklės. Ryšys neįmanomas. Paprašiau tikslios datos. Atsakymas – 25 sausio. Tai buvo lygiai diena po mūsų paskutinio ryšio. Pradėjau skambinti tiesiogiai.
Vietinis ryšys buvo silpnas, bet jo numeris buvo telefono knygoje, atsakė moteris. Balsas neramus, senyv. Egoro nėra. Jį paėmė, sakė insultas, bet jis pats išėjo. Be daiktų, dokumentų negrąžino. Aš nieko nežinau. Šiuo ryšys nutrūko. Grįžau į pasienio postą, patikrinau skambučių žurnalą. Paskutinį kartą Egoras susisiekė vakare 23, tada tylu. Atidariau užrašų knygelę, peržvelgiau įrašus. Viską, kas susiję su Iljanična, pažymėjau atskirai. Išvedžiau ant lapo susijusias dingimo informacijos kontrolę. Objektas uždarytas, galbūt itin slapta. Likau vienas. Ryšio nėra, paramos nėra. Net ir miškų ūkio vadovybė pradėjo atsakinėti vienareikšmiškai, be jokio susidomėjimo. Kartą išgirdau per radiją. Nesikapstyk, Valerijau Nikolajevičiau, tai ne mūsų lygis. Supratau, kad viską, ką dabar darau, darau pats. Ir jei eisiu toliau, atgal kelio nebus. Vakarop, tvarkydamas seną lagaminą palėpėje, radau tėvo užrašų knygelę. Nusidėvėjusi viršelę, pageltę puslapiai. Prisimenu ją dar nuo vaikystės. Tėvas visada rašė tvarkingai, plunksnine rašikliu. Šią užrašų knygelę jis nešiodavo į žygius, vedė ją nuo 60-ųjų. Po jo mirties aš ją išsaugojau kaip atminimą, nesigilindamas į turinį. Bet dabar, po visų įvykių, nusprendžiau pažiūrėti atidžiau. Lėtai vartydavau puslapius. Daug kas buvo susijęs su žvėrių takais, maršrutais, oro sąlygomis. Buvo piešinių su pėdsakais, trumpas slėptuvių aprašymas. Ir staiga viename puslapyje, pažymėtame 69 metų sausio mėnesiu, trumpa užrašas pietų nuo meškinio šaltinio. Moteris pūkuotoje striukėje be slidžių eina per sniegą. Pėdsakų nėra. Ji žiūri tiesiai, akis kaip pas šiaurės lapę. Paklausiau, ji tylėjo. Vėliau pasakė, čia anksčiau buvo, dabar nebus. Išėjo į Egliną. Vieta užkasta, pažymėta. Perskaičiau 2 kartus. Tėvo nurodytos koordinatės beveik sutapo su tomis, kur buvo troba. Ne metrais, bet vienos įdubos ribose. Reiškia, dar 60-ųjų ten kažkas buvo. Moteris. Fotoaparatas Zenit su įkrauta juosta, patikrinta dar pasienyje, armijos kompasas, 2 sausieji daviniai sovietinio pavyzdžio iš atsargų, laikytų sandėliuke po suole. Peilis, vandens butelis, žiebtuvėlis, atsarginis akumuliatorius, bloknotas ir rašiklis. Atskiras lapas su koordinatėmis, priklijuotas prie vidinės kuprinės sienelės. Šautuvo neėmiau, prasmės jau nebuvo. Viskas, kas turėjo nutikti, įvyks be ginklo dalyvavimo. Tai jau nebuvo apie apsaugą, tai buvo apie supratimą. Ant stalo palikau užrašą dukrai. Ji buvo vienintelė, kuriai pasitikėjau. Švieta, jei negrįšiu, neieškok. Viskas, ko reikia šiame kuprinėje. Žemėlapiai, užrašai, juosta. Neperduok niekam, išskyrus tuos, kurie žino. Jei paskambins ir pasakys, kad aš išvažiavau, neik tikėk. Aš nuėjau ten, kur kadaise buvo atsakymas. Tiesiog nežinojau, kad jis po mūsų kojomis. Tėtis uždarė duris, užrakino. Raktą paliko po dangą, kaip visada. Ėjau į duburį per eglinį takelį.
Snigo po kojomis tvirtas, sausas. Oras ramus. -22. Idealiomis sąlygomis stebėjimui. Eikiau be sustojimų. Po 2 valandų išėjau į seną taką, iš ten tiesiai į vietą, kur buvo pelenai. Kiekvieną 100 metrų jaučiau, kad vieta keičiasi. Ora kita, garsas duslesnis, net paukščių nebuvo. Šakos aplinkui lygios, tarsi kažkas rankomis išretino mišką ir jokių pėdsakų visai. Prie taško priejau arčiau pietų ir sustojau. Troba stovėjo. Nei pelenai, nei tuščia vieta, tikra, nauja. Rąstai švieži, šviesus. Kaminas blizgantis, nerūdijantis. Stogas juodas, metalinė čerpė. Langai modernus, su 2 stiklų. Aplinkui pėdsakas iš vikšrinės technikos ir šone maišas. Žymėjimas kombikormo, partija 03123. Reiškia, objektas aprūpinamas, reiškia, jis nepaliktas. Atsisėdau eglėje, išsitraukiau žiūronus, ilgai žiūrėjau. Viduje judesiai, už užuolaidos siluetas. Bet tai nebuvo anos siluetas. Aukštas, plačios pečių. Vyras juoda uniforma žiūri pro langą. Po sekundės užuolaida užsidaro. Aš taip ir neprisertinau, tik užsirašiau. Troba veikia, konstrukcija nauja. Yra žmogus, objektas gyvas. Aprūpinimas aktyvus, moters nėra. Galbūt operatoriaus kaita. Koordinatės tos pačios, maskavimas nuimtas. Apsisukau, lėtai nuėjau į seną taką. Nugaros niežėjo, kojos nedrebėjo, viskas buvo ramiai. Tiesiog tapo aišku, kad troba niekada neišnyko. Ji tiesiog pasirodo tik tada, kai reikia. Ir dabar ji pasirodė, kad aš suprasčiau, jog už to kažkas stovi ir stovi jau seniai. Išėjau į vietą kitą dieną prieš aušrą. Norėjau įsitikinti, ar tai ne klaida, ar ne proto žaidimas po visų neramumų ir nemiegotų naktų. Bet troba buvo savo vietoje, ta pati, kurią mačiau vakar. Nauja, teisinga, su blizgančiu kaminu. Jokių sniego pėdsakų ant stogo, tarsi ją valė. O gal tiesiog šilumos nuostoliai tokie, kad sniegas nesikloja. Priėjau arčiau, stengiausi eiti atsargiai senąją liniją, kur žemė sušalusi ir žingsnis nedaro kurčių garsų. 50 metrų atstumu sustojau, prisėdau su žiūronais. Langas. Užuolaida praskirta. Užuolaidoje tas pats siluetas. Vyras stovi nugara. Juoda uniforma, ant rankovės baltas ženkliukas. Neįžiūrėjau, kas ten. Ant laiptų stovėjo plastikinis dėžė, naudojama tiekimo bazėse. Šalia buvo atidarytas kombikormo maišas. 3 pėdsakai nuo batų. 1 prie durų, 2 artėjant. Protektorius, 3 karininkų. Nėra jokių moteriškų pėdsakų, jokių vatnikų. Viskas griežtai, švariai pagal procedūrą. Aš apėjau trobelę iš pietų pusės. Ten buvo siauras tarpas tarp kamienų, pro jį aiškiai matėsi virtuvės langas. Ir šiuo momentu pamačiau, vyras artėja, rankose nešiojamas kompiuteris, padeda jį ant stalo. Laidas nueina po palangę, reiškia, viduje yra maitinimo šaltinis. Galbūt generatorius, reiškia, objektas nuolatinis. Staiga viskas tapo aišku.
Trobelė buvo pakeista, neperstatyta, neatsinaujinta, o būtent pakeista. Priderinta pagal koordinates, išvesti pagal parametrus, bet viduje visai kita. Nėra krosnies, nė puodo, nė pušų kvapo. Čia jau nebuvo saugoma kažkas. Čia dirbo. Grįžau prie Elinko, atsisėdau, išėmiau bloknotą, užsirašiau. Objektas pakeistas. Anna Iljinovna nėra. Vietoje personalas vyriškos lyties. Forma uždara, įranga skaitmeninė. Stacionarios veiklos požymiai. Maskavimas iš dalies išlikęs. Versija. Objekto perdavimas iš vienos struktūros į kitą. Tikslas – nežinomas. Šiuo momentu pajutau judėjimą už nugaros. Ne triukšmas, nei žingsnis, būtent oro poslinkis. Lėtai apsisukau. Ant šlaito stovėjo antras žmogus. Kamufliažas, veidas kaukėje. Rankose planšetinis kompiuteris. Jis nesikėlė, tiesiog stovėjo ir žiūrėjo. Aš nesukėliau jokio įtarimo. Užsirašiau bloknote dar vieną eilutę. Kontaktas pasyvus. Stebėjimas tiesioginis, poveikio nėra. Dar stovėjau apie 10 minučių, tada apsisukau ir išėjau. Niekas nesistengė manęs sulaikyti. Nepasigirdo jokio garso, jokio signalo. Tik radijuje po 20 minučių kelio pasigirdo fonas, žemas, vos juntamas. Ir frazė, kurią aš prisiminiau žodžiu, objektas vizualizuotas, pakeitimas patvirtintas, įsikišimas nereikalingas. Aš išjungiau radiją, pagreitinau. Eiti atgal buvo sunku. Ne nuo nuovargio, o nuo to, kad viskas stojo į savo vietas. Tai ne legenda, tai gyva sistema, keičiama, uždara, kontroliuojama. Ir aš tapau jos dalimi arba liudytoju, kas galbūt dar blogiau. Liko tik viena – perduoti koordinates ir uždėti tašką. Į kontrolinį punktą grįžau vakare. Sniegas stiprėjo, dangus buvo žemas, miškas tarsi prisiglaudė prie žemės, kontūrai dingo. Viskas, kas buvo už nugaros, atrodė kaip sapnas. Bet bloknotas, filmas ir dūmų kvapas ant drabužių nepaliko abejonių. Nedelsiant užsirašiau žurnale. Koordinatės, objekto aprašymas, vizualiniai požymiai, žymėjimas apie struktūros pokyčius. Parašas įprastas, be jokių nereikalingų simbolių, kaip visada. Kuzmine gale pridėjau, objektą pašalino, dirbo greitai. Galbūt pakeitimas, maskavimas, stebėjimas vykdomas. Signalas buvo, atsakymo nereikia. Aš viską nusirengiau, tvarkingai sudėjau daiktus, fotoaparatą paslėpiau metalinėje dėžėje, bloknotą taip pat. Antspaudas įprastas miškų ūkio, bet aš žinojau, kad jo niekas nelies. Ne todėl, kad tai draudžiama, o todėl, kad niekas nesidomės. Atsisėdau prie stalo, įjungiau lemputę. Kambaryje buvo tylu, radijas švokštė. Už langų nebuvo nei šviesos, nei garso. Net sargybiniai šunys kituose kontroliniuose punktuose tylėjo. Viskas tarsi nutraukė. Ir staiga supratau, viskas, šis maršrutas baigtas. Nebus pakartotinio išėjimo, nebebus patikrinimo. Viską, kas turėjo būti, aš pamačiau, gavau, užfiksavau. Sistema leido man praeiti vieną kartą ir dabar laukia, kad suprasčiau, antro šanso nebus. Ant vinių prie stalo pakabinau žurnalą. Taip darė tėvas.
Taip darė visi, kurie dirbo vieniši miške. Paskutinė įrašas turi būti matomas ne vadovybei, o tam, kuris ateis ir skaitys. Sniegas sustiprėjo. Išjungiau lemputę, sėdėjau prie lango, ilgai žiūrėjau į Elnių kalną. Ten už kalvos nieko nebuvo. Ir tuo pačiu metu viskas. Dabar žinojau, kad yra tokių vietų, kur nesvarbios nei žemėlapis, nei dokumentai, net ir atmintis, nes jos pačios savaime nusprendžia, ką įsileisti. Ir kai maršrutas baigtas, kitas bus kitoks. Galbūt paprastesnis, galbūt visai nebus. Bet dabar aš tikrai žinojau, kad kažkur giliame miške yra troba, kurios nebuvo. Ir man daugiau nieko nereikia.